jūs pamatėt stakles ir iš karto nutirpau. Kažkas jums viduje sukuždėjo. Tai kodėl? Todėl, kad tai primena vaikystę. Mano mama ausdavo. Kur tai vyko? Kur jūsų vaikystė? Netoli Dubingių, Cijūniškių kaimas. Būdavo ūkis, mama nelabai kada turėjo to laiko, o ausdavo, galima sakyti, laisvalaikiu. Taip ir būdavo, jeigu pamato kaiminę kokią lavatėse nusiaudus turi, nu tai reikėjo ir jai, žinoma, o ausdavo tai iš naminių siūlų. Reiškia, pirmą, kaip sakant, suverbdavo, ar ten liną, ar ten vilną, o po to siūlus panaudodavo. O tai gal ir šitą avis auginot arba Tai linus? žinoma, ir linus, ir avis, viską. Tai didelis ūkis Nu, buvo? tai normalu, kaip ir kaime. Linus augindavo, paskui, reiškia, rudenį jos nurauna. Jos tada, ten, reiškia, jie pastovi, po to jos reikia mirkyti, kad tos pleiskanos, kaip jos, nežinau, vadinasi. Tada ne tuo pat metu išdžiūsta ir panašiai, tada į pirtį iškaitindavo. Ir būdavo tokie mintuvai ir su tais mintuvais, reiškia, gaudavo tą pluoštą. Po to tas pluoštas būdavo labai toks dar grubus, būdavo tokios šukos ir tom šukom šukuodavo. Dar tiesa buvo, reiškia, padėdi taip ant, sakysim, toks kolelis, ant jo ir buvo ten tokia, aš ir turiu dar, ir taip vat išdaužai netgi. Aš turiu lino smetoninio, dar turiu kelis tokius kodelius. Linas iš Vilnos, tai visi veltinis pasidaro per laiką, o linas tampa šilku. Jūs kaip iš knygos pasakot, o jūs kokia viską aš pati, profesija šiaip jūs? matematikė. Matematikė. Tai galvoju, ar čia tas racionalus protas veikia, kad jūs taip gražiai sudėliojat, ar turit, kaip sako, matematikoje yra daug labai literatūros tame. Ne, tai čia viskas išgyventa. Sėdavo, žinoma, tėtis, raudavom galbūt visi ten, mirkydavo vėl tėtis, kur tos sunkesnis darbuose. O šiaip tai jau paskui suploštų, tai žinoma tik mama. Tai, o jau kaip pluoštas į siūlus, tai aišku, dar ir vertimą paminėsim čia šitoje vietoje. Taip, verpdavo. Nemokėjau verpti. Mokėjau tik susukti, jeigu reikia siūlą susukti. Aš turiu dar ir siūlų. Tai gal ir verpimo ratelį dar turi? Taip, žinoma, aš Dubingiuose turiu muziejuką. Ir tos šukos yra, ne visos staklį neišlaikėm. Tiesiog nebuvo kur laikyti ir dar nesupratom tos vertės. Ir paprasčiausiai sunaikinom. Ir mintuvus, ir staklės, bet viską sumačius, viską yra sučiupinėjus. Tai kada audimo laikas prasidėdavo namuose? Žiemą. Išrinkdavo vasaros stakles, ar taip būdavo, kad išrinkinėja ar ne? Kaip kartais. Dažniausiai netgi ir neišrinkinėdavo. Tiesa, dar prieš tai, reiškia, reikėdavo tus siūlus atmesti. Reiškia, tokius, būdavo irgi tokius kaip staklės. Mestuvai realiai, arba sienos tos vadinamos. Taip. Ir tada tik tai audimui. Ir kaip jums tada atrodė, matant, kaip mama tuos etapus daro, metimą, surenka, žodžiu, suveria į nytis, paskui į skietą. Ar jums smalsu būdavo, ar kaip tik rūpėjo kažkur bėgti, bet mama mokė, kad reikia tą... Mama mokė nei ką, kadangi aš neturėjau, kaip sakant, nei ten kokių kitų vaikų draugų, taigi visat ir trindavausi prie mamos. Tai viską ir matai ir gyveni kartu su ja. Mokėjau ir, sakysim, ir suverti tas keturnytes tas, nes tada būdavo, reiškia, keturi, kaip jie vadinasi. Rėmeliai, kaip ir tokia šiaip nytis. Nytis, taip. Ir į tas nyteles suverti tos jau... Dar tas nytis gamindavom. Siūlinės darydavo, ar ne? Taip.
būdavo, nu čia vienas toks, po to buvo tokie mažesni, kur siūlus reikėdavo, reiškia, įverti, ir tada kitas į apačią, nu ir tada jos su kojom ten, reiškia, reguliuodavo paminti. Tai pakojus pririša ir jau tada išminama. O jeigu 4 tos nytis, tai ir 4 pakojas. Reiškia, negalima buvo suklysti, jeigu suklysti, tai raštas. O stakles kas padaręs buvo? Nu, tai čia tai jau nuo seno buvo, ar ten koks stalius, ar aiškiai vietiniai žmonės, ne iš kažkur tai ten nepirkdavo nei ką, o konkrečiai kieno buvo padarytos tos mamos stakles, tai aš negaliu. O mama iš savo mamos išmoko, ar kažkaip, sakykime? Nu, taigi ėjo viskas taip. Kaip jūsų mama planuodavo savo audimus? Ar pagal poreikį, kad jau žino, kad kažkokio etapų reikės? Pagal norą. Jeigu jai yra laiko, tai jinai nesėdėdavo ką nors. Jeigu sakau, tiek yra prilausta drobės, būdavo drobiausdavo ir maišams, ir rūbams, ir ten pataliniai. Nu, tai būdavo atitinkamai nuo siūlo storio. Būdavo ir linas kokybiškesnis, ir linas tas, kuris jau toks prie atliekų pakulais vadindavo. Nu, tai čia jau, kaip sakant, būdavo maišams suverpiamas tas. Taip, kad, nu, aš nežinau, ten visos moteris būdavo darbščios ir... Kokį spalvyną atsimenat? Oi, dažniausiai ant juodo dugno būdavo. Ir kokiais ant juodo dugno būdavo lininiai siūlai nudažomi, o ataudai būdavo vilnoniai. Nu, tai ir patysgi dažydavo namų sąlygom. Kuo dažydavo, gal prisimenat? Ne, dažniausiai nusipirkdavo anilinius jau dažus, kaip aš jau prisimenu. Tai apie kuriuos čia metus daugmaž pasakoja? Nu, tai aš esu 45 gimimo. Nu, tai čia va apie 50-uosius, jeigu taip jau aš nuo 5 metų aš jau prisimenu viską. Taip. Ką jums buvo, kas labiausiai įsiminė iš rūbų, pavyzdžiui, kas nuausta buvo? Gal ar nežinau, kažkokie jūsų pageidavimai įgyvendinama? Ne, šito tai ne, bet šiaip tai iš rūbų, bet dar kas buvo, jau nežinau, ko gero jau nebeturiu. Būdavo, žinau, buvo toks švarkelis, aš dar prisimenu, gal ten seseriai buvo pasiūtas, nežinau, ir po to trapinis tas švarkelis. Ir čia buvo kišenytės, gal netgi ir va šičia, žinot, kaip yra svinėjimas tas kimštinis. Toks kaip kilpelės gaunasi, ar ne? Ne, reiškia, netgi ir neįsivaizduojat turbūt. Bandau įsivaizduoti. Reiškia, jeigu tai paimti, tai su mašina siuvamąja raštas kaip nors yra nudimsniuojamas, o ten, reiškia, į tą skylutę, sakysim, prikemša būdavo vatos, kad tai būtų toks iškilus šitas. Tai jums buvo dekoruota? Taip, dekoruota, taip. O kas siūdavo drabužius? Siūdavo, tai būdavo ten kaime kokios, vienos buvo siuvėjos, kitos ten vėl ne kiekvienas siūdavo. Būdavo paprasčiausiai siuvėjos, kurios siūdavo. Bet galvoju, kad šiaip taigi raudėjų turbūt buvo, kurios kitiem išausdavo, ar ne? Taip. Bet va čia vėlgi priklauso, kas įpranta toj buity. Bet va sakot, pavyzdžiui, mama drobių, tai prisiaudus buvo su atsarga, taip kad reikės ten vyrui kelnių, tada atsikerpa. O galų gale jau turi laiką ir austavo, o yra iš ko. O kokiu metu labiausiai mėgdavo austi, arba išeidavo austi, ar labiau vakarais tą dieną išeidavo? Vakarais būdavo dažniausiai tamsu elektros, tai dar tuo laiku nebuvo. Prie lempos. Tai prie lempos, jeigu ten paprasta drobė, tai dar gali austi. Ne, vakarais ne. Vakarais, jeigu taip, tai verpdavo. Iš apčiuopimo labiau vadinasi, vadovaujasi negu iš šviesų. Taip.
Geras, įdomu labai. O iš namų tekstilės, pavyzdžiui, rankšluosčiai, patalynė, Yra tas kokius pats juos atsimenat, ar kokius raštelius Taip, imdavo? kasdieniniai rankšluosčiai, tai būdavo eglute dažniausiai. O yra ir rinktinių austinių. Nu, bet kasdieniniam naudojimui tai būdavo dažniausiai eglute. O šiaip yra mama sakius, pavyzdžiui, ką jai labiausiai patikdavo austi? Ką reikia audžia. Arba pamato pas kažką, tai nori ir aš taip padaryti. Tai vat irgi mama iškeliavo jūsų, liko jos austų audinių. Kokį jūs jaučiat vat santykį su jais, vat pačiupinėdama, kaip savo, tą smetonišką tekstilę? Nu, man malonu, kad tai yra mamos darbas. Kiek jūs jo turit? Visas tas 5 kraičias skrynės? Ne, tos skrynės ten panaudotas bet kam. Bet šiaip tai turiu kelias lavateses, kelias rankšluosčius. Ar naudojat, ar tik žiūrit į juos? Jeigu reikia, tai naudoju, o kitur nėra dabar jau kur naudoti. Aiškiai, ir ant lovos tiesdavausi, ir čia pas save Vilniuje, ir dabar jau patogiau yra pirktinis, nes tu išskalbėjai ir tau nerūpi. Ar atsimenat, kaip skalbdavo, kaip mama, pavyzdžiui, ir jūs vėliau gal turbūt skalbdavo? Luktą dar virdavo. Šarmą? Taip, iš pelenų. Bet šitą aš nelabai, nes vaikų ten neprileisdavo, kaip sakant, vis tiek. Tai būdavo, jeigu kokias ten jau drobinius, tos tai vaita žlugta, kad ir suminkštėtų ir gal išbalintų. Ai, tiesa, dar būdavo išaudžia drobę ir paskui ją balina. Reiškia, mirko ten ir ant saulės ištiesia tos ir taip, ir ant saulės jie guli. Ir taip, kokį mėnesį ar kiek. Mėnesį gulėdavo lauke? Ne, tai būdavo suvynioji, parsinešė ant nakties ir vėl. Bet tiesiog tas procesas mėnesį trukdavo, aš kažkaip įsivaizdavau, kad greičiau. Gal ten porą savaičių aš šito negaliu, bet tikrai, kol išbalintų. O upėj skalbdavo, ar buvo upė šalia dabar? Ne, mes neturėjom upės, buvo paprasčiausios kūdros. Taigi, dar žinot, toks buvo plaktuvas, kaip jis tas pralnikas toks. O Vilniuje vat kažkur esat mačiusi, įtraukė jūs surasti, kur čia tų staklių yra, kur čia galima pausti? Ne. Staklės mačiau Turkijai. Sakėt, jo. Tada... Bet ne tas. Aha. Mačiau kaviniai. Reiškia, kaviniai stovi taip kampe, kaip eksponatas. Tokios tikros staklės, kaip ir buvo pas mus. Pabandėt gal? Kaip ten eksponatas, tai. O kur namų staklės, kada jų nebeliko jūsų namuose? Tai nebuvo kas audžia. Mama jau nebeausdavo, paskui senatvė. Ir taip. Tai tiesiog pagaliais išėjo taip jas išardydavo. Išardydavo ir dabargi daug tų staklių ir pražūsta, kad jos išardytos nebeturi. Aš nežinau, vieną kaimynę, ko gero, dar ir turi. Jos vyras, kol buvo gyvas, jis man sakė, aš turiu. Bet aš neturėjau, kur jas aš pas jį galėjau, taip sakant, gauti. Nes jis man būtų atidavęs. Bet neturėjau kur pastatyti, mano muziejuką netelpa. Tai nieko ir nesakiau, aš iš žmoną dabar sutinku, jeigu ko gero gal ir. O tai jums, pavyzdžiui, iš tų dabar, ką jūs turite išsaugotos tekstilės, kas įdomiausia, kas brangiausia, ką vertingiausia jaučiat, kas yra išlikę iš... Aš apie tai negalvoju, man viskas yra, kaip sakant. Brangu. Taip, o kad pasirinkti ten tas, tai aš šito negalvoju. Tai ačiū labai, kad pasidalinot man kaip